Pamačius pirmiausiai programą, kritiškai, aišku, visi vertinom, kaip čia pavyks, kas čia per diskusijos ir panašiai, bet būtent toks formatas paliko didžiausią įspūdį. Tikrai labai daug patenkintų žmonių, kad labai yra pavykusios gyvos diskusijos ir tai buvo dalis, dėl kurios man turbūt kilo labiausiai abejonių. Daryti, nedaryti, daryti standartinius pranešimus, bet mes išdrįsome su komanda tą padaryti ir aš manau, kad tai buvo didžiausias laimėjimas. Be abejonės, tai buvo mano paskutinis pranešimas svečio iš Turkijos, kuris atliepė visus mano norus, pageidavimus ir dar sykį uždėjo visus taškiukus ant raidelės į, kaip reikia tvarkyti su tom problemom. Mes išgirdome ir prie mūsų bendruomenės prisijungė žmonės iš kitų bendruomenių, iš šeimos gydytojų bendruomenės, iš neurologų, iš psichoterapeutų. Ir man tai yra labai labai svarbu, nes mes esame kartu ir pagrindinis turbūt laimėjimas šitos konferencijos, kad tai mes aiškiai parodėme. Mes parodėme, kad mūsų bendrystė viduje, otorinolaringologų bendruomeniai ir su kitomis gydytojų bendruomenėmis. Šie metai pritraukė daugiausia dalyvių per visą Lodo istoriją. Jie apjungia daugelis ryšių, pradedant nuo perdegimo sindromo iki sudėtingiausių otochirurginių ir endonazalinės chirurgijos atvejų, onkologijos atvejų ir praktiniai labai konkretūs patarimai. Gydytojai neslėpdami dalinasi savo darbinio gyvenimo subtilumais. Aš manau, kad šita konferencija labai puikiai tuo, kad susirinko ne vien tik tai otorinolaringologų bendruomenė, bet iš tikrųjų buvo daug diskusijų, ar ne, visokių tiek su šeimos gydytojais, ar ne, aptarti tie klausimai, kurie skauda, ar ne, reiškia pačios medicinos sistemos. Turėjome pasiruošę šiai konferencijai klausos nusilpimo simuliatorių, paskatino ir gydytojus kartu su mumis tokiai bendrai diskusijai, suprasti, kaip iš tikrųjų jaučiasi jų pacientas. Džiaugiamės galėdami pristatyti, kaip dirbtinis intelektas yra dabar siejamas su natūralumu, tai reiškia, kaip mūsų natūralų girdėjimą mes galime papildyti dirbtinio intelektu. Šiemet mes turim, manyčiau, vieną stipresnių konferencijų, kadangi labai stipriai rėmėjai yra pasiruošę, labai stipriai pasipuošę ir mano galva tai mums tai yra vienas pagrindinių renginių ir jis kaip visada yra aukštumoje. Džiaugiamės, kad buvo labai jauki ir labai gavom to kontakto, pabendrauti, su visais padiskutuoti, pasidžiaugti naujom technologijom, parodyti, pademonstruoti. Kiek girdėjom komentarų, kiek patiems teko sudalyvauti, labai sakė įdomus pranešimai.